Sveiki, sveikiname Jūs pasaulinėje dvasinė valandėlėje jauniems suaugusiesiems, transliuojami iš Bejetų Idaho centro esančio Brigamo Youngo universiteto, Idaho filialo studentų miestelė Rexberge, Idaho valstijoje. Esu vyresnysis Salivanas Mereditas III, tarnauju visuotinių 70 įgaliotinių ir Bejetų Idaho filialo prezidentu. Labai džiaugiamės, kad šiandien mums kalbės vyresnysis Davidas Bednaras iš 12 apaštalų kvorumo ir jo žmona Suzana. Malonu vėl matyti juos Rexberge. Mylime juos ir nekantriai laukime jų pranešimų. Sveikiname vyresnį Clarką G. Gilbertą, kuris tarnauja visuotinių 70 įgaliotinių ir bažnyčios švietimo sistemos įgaliotinių. Jį lydi jo žmona Kristina. Taip pat esu dėkingas, kad su manimi ant pakilos yra mano žmona Jennifer. Sveikiname ant pakilos sėdinčius Rexbergo Idaho valstijos universiteto vienišų jaunų suaugusiųjų kuolų ir susituokusių studentų kuolų prezidentus ir jų žmonas. Susirinkimą pradėsime giedodami 37 giesmę Koks pagrindas tvirtas. Diriguos Railis Palmeris, vargonuos Elizabeta Palmer iš Rexbergo Idaho susituokusių studentų 3 kuolo. Po giesmės įžanginę maldą sukalbės Morisas Gynėjus iš Rexbergo Idaho VJS 2 kuolo. Mūsų brangus amžinasis tėve, esame pagerbti, dėkingi ir palaiminti, kad šį nuostabų vakarą su mumis yra vyresnysis ir sesuo Bednariai. Kviečiame tavąją dvasią į šią nuostabią dvasinę valandėlę jauniems suaugusiesiems. Prašome, kad ji būtų mūsų širdyse ir mintyse, kad būtume pasiruošę išgirsti ir sužinoti tai, ką turime išgirsti ir sužinoti, kad padėtume mums semtis įkvėpimo, mokytis, keisti patiems ir keisti savo šeimas. Prašome tavęs, kad palaimintum mūsų brolius ir seseris visame pasaulyje.
patogiai nusiteikti dalyvauti šioje nuostabioje dvasinėje valandėlėje. Ir kad dvasia pakeistų jų gyvenimą. Kviečiame tavoje dvasią palaiminti vyresnįjį seserį Bednarius, kad jie būtų įkvėpti ir mokytų su dvasia. Ir kad jų balsas mūsų ausyse skambėtų lyg angelų balsai danguje. Visą tai sakome to, kurio visa tai yra įmanoma, dėl kurio visa tai yra įmanoma, paties viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kokia nuostabi giesmė šiam susirinkimui pradėti. Dėkojame Jums. Dabar pasiklausysime muzikinio numerio, kurį atliks Bajotų Aidaho jungtiniai chorai, diriguojami Polo Baselbergo, akomponuos Davidas Diambovas. Choras sugiedos giesmę Pakilk Sijonė nuostabi. Po muzikinio numerio vyresnysis Clarkas G. Gilbertas pristatys vyresnį ir seserį Bednarius. Po jų pranešimų susirinkusieji giedos 137 giesmę Darbą viešpaties uoliai vykdykim drauge. Baigiamąją maldą sukalbės Ketrina Bednar iš Rexbergo, Idaho VJS 10 kuolo. Broliai ir seseris, pagal tradiciją, kurią vyresnysis ir sesuo Bednariai pradėjo jam einant BYU Idaho universiteto prezidento pareigas, kviečiu susirinkusiuosius pagarbiai pakelti savo raštus, užrašų knygutes ir elektroninius prietaisus, kad parodytume Bednariams, jog esame pasirengę mokytis. Ačiū. Kviečiame sutelkti dėmesį į tai, ką šioje dvasinėje valandėlėje sužinote, ką pajuntate ir ką galėtumėte daryti po jos, kad veiktumėte pagal šios raginimus. Dabar pasiklausysime choro. Zion in her beauty rise.
Kokia graži giesmė ir puikus būdas pradėti šią dvasinę valandėlę. Turiu puikią progą pristatyti vyresnį Davidą A. Bednarį ir jo žmoną Suzaną K. Bednar. Dar nuostabiau yra tai, kad šį vakarą jie kalbės iš Brigamo Youngo universiteto Idaho filialo, jiems ir bažnyčiai istoriškai svarbios vietos. Būtent šio universiteto miestelio Hart auditorijoje prieš 15 metų vyresnysis Bednaris per panašią pasaulinę dvasinę valandėlę jauniems suaugusiesiems pasakė reikšmingą kalbą, kaip iš tikrųjų yra. Daugiau apie tą kalbą ir jos reikšmę šio vakaro žinią išgirsite iš paties vyresniojo Bednario. Šis vakaras taip pat reikšmingas tuo, kad Bednariai tarnavo čia BJU Idaho filiale, kai prieš 20 metų spalį vyresnysis Bednaris buvo pašauktas į 12 apaštalų kvorumą. Apie šį pašaukimą jis sužinojo tik penktadienio popietę visuotinės konferencijos išvakarėse per pokalbį su prezidentu Gordonu B. Hinckley. Vyresnysis Bednaris buvo toks gabus ir įkvepiantis BJU Idaho filialo vadovas, kokio bažnyčia begalėjo tikėtis. Tačiau kitą savaitę, po tos visuotinės konferencijos prieš 20 metų jis buvo įšventintas į apaštalo pareigybę Melchizedeko kunigystėje. Paskirtas 12 kvorumo nariu, rankų uždėjimu gavo apaštališkuosius raktus ir buvo įpareigotas būti ypatingu Jėzaus Kristaus vardo liudytoju visame pasaulyje. Po kelerių metų, kai šiam universitetui vadovavome mudu su Kristina, Bednariai sugrįžo 2 dienų vizito. Galbūt geriausiai Bednarius jums šiandien pristatysiu pasidalydamas vienu mūsų pokalbiu su jais. Kuomet vyresnysis Bednaris man pasakė, Reksberge mudu viešėsime 2 dienas. Tau pavedu pasirūpinti šios mūsų viešnagės tvarkaraščiu. Apaštališkieji raktai niekur atsitiktinai nekeliauja, todėl klausiu tavęs, kodėl apaštališkieji raktai šiuo metu atvyksta į BJU Idaho filialą. Dėl šio pavedimo mudu su Kristina pasninkavome ir meldėmės. Ir svarbiausia, gavome liudijimą apie apaštalystės galią ir vyresniojo Bednario kaip ypatingo Jėzaus Kristaus vardo liudytojo pašaukimą. Tikiuosi, kad šį vakarą išklausysite vyresniojo ir sesers Bednario jums paruoštas žinias. Tikiuosi, kad gausite asmeninį liudijimą apie vyresniojo Bednario kaip viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalo pašaukimo šventą pobūdį. Liudiju jums, kad savo žinias jie perdo šventosios dvasios galia ir kad apaštališkieji raktai tikrai niekur atsitiktinai nekeliauja. Pirmiausia, išklausysime seserį Suzaną K. Bednar, o paskui vyresnį Davidą A. Bednarį. Sesė Bednar. Kaip malonu sugrįžti į BYU Idaho skyrių, vietą, kurią gerai pažįstame ir labai mylime. Kai vyresnysis Bednaris dirbo BYU Idaho skyriaus prezidentu, mūsų pačių vaikai buvo jauni suaugusieji. Šį vakarą čia esame su keliais jaunais suaugusiais anūkais. Meldžiu, kad šventoji dvasia būtų su manimi ir jumis, kai dalysiuos kai kuriamis mintimis ir jausmais, kilusiais mano prote ir širdyje. Prieš keliarius metus vyresnysis Bednaris ir aš dalyvavome klausimų atsakymų dvasinėje valandėlėje su didelė jaunų suaugusių grupe. Neseniai peržvelgiau 100 pateiktų klausimų ir mane pribloškė daugybė klausimų, pagrįstų baime, pasitikėjimo ir tikėjimo stoka, bei šiokia tokia abejonė savimi. Nusprendžiau šį vakarą savo pastabą skirti kai kuriems iš šių klausimų ir pasidalyti su jumis šventojo rašto įžvalgomis bei asmeninė patirtimi, kas tikiuosi bus naudinga jūsų gyvenimo kelionėje, dabar ir ateityje. Galbūt šie klausimai aktualūs jums.
Kaip galiu baimę pakeisti Kristaus meilę ir tikėjimu? Kaip galiu išlikti stiprus, kai jaučiuosi toks silpnas? Kaip galiu išmokti pasitikėti Dievu? Esu tikra, kad visi esame turėję tokių klausimų. Rašto ištrauka, kurią norėčiau remtis šį vakarą, yra Izaijo 41, 10 eilutė ir apie ją mes ką tik giedojome. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Tikiuosi, kad kelias minutės mums drauge studijuojant šią raštų ištrauką išgirsite dvasios kuždesių, kurie padės jums baimę pakeisti Kristaus meilę ir tikėjimą, išlaikyti gilų įsitikinimą, kad galite išlikti stiprus, kai jaučiatės tokie silpni, ir įgyti pasitikėjimo savimi, mokydamiesi pasitikėti Dievu. Pradžioje apmąstykime Izaijo 41, 10 dalį. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai. Prisiminkite Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje pasakojimą apie du Jėzaus pasekėjus, kurie jo prisikėlimo dieną keliavo iš Jeruzalės į Emauso kaimą. Pakeliui prie jų prisijungė nepažįstamasis ir paklausė, kodėl jie liūdni. Jie nustebo, kad šis žmogus nieko nežino apie tai, kas įvyko Jeruzalėje, ir perpasakojo jam pastarųjų 3 dienų įvykius. Jie papasakojo, kaip Jėzus buvo neteisingai apkaltintas ir pasmerktas mirti, nukryžiuotas, o paskui stebuklingai prisikėlė. Šie vyrai iki pat 11 kilometrų kelionės pabaigos nesuvokė, kad ėjo kartu su pačiu prisikėlusiu viešpačiu. Kodėl šis pasakojimas svarbus? Todėl, kad tikiu, jog Jėzus vaikšto su mumis ir manimi mūsų gyvenimo kelionėje, bet mes to toli gražu nesuvokiame. Jis yra su mumis. Kaip galime baimę pakeisti į Kristaus panašią meilę ir tikėjimu? Prisiminkime šią Izaijo knygos frazę. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai. Dabar apžvelkime antrąją šios raštų ištraukos dalį. Nes aš esu tavo Dievas, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Kai prieš daugelį metų gyvenome čia, Reksbuke, nuvažiavau į Salt Lake City palaikyti savo pusseserės dieną po to, kai jos vyrui buvo atlikta atvira širdies operacija. Tvyrojo nežinia ir pamačiusi jos vyrą supratau, kodėl jis taip nerimavo. Jo būklė negerėjo ir gydytojai nusprendė, kad jam reikia atlikti kraujo perpylimą. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi kraujo perpylimą ir stebėjusi, kai kraujas lašas po lašo lėtai tekėjo siauru vamzdeliu į jo veną. Stebėdama galvojau apie mūsų gelbėtoją ir svarsčiau, kiek kraujo lašų jis išliejo dėl manęs. Po kelių valandų pamačiau, kaip kraujo perpylimas suteikė naujos gyvybės, energijos ir jėgų. Kažkokiu būdu, kurio iki galo nesuprantu ir nesuvokiu, Jėzaus Kristaus išperkamoji auka suteikia mums jėgų ir padeda atlikti sunkius dalykus. Esame palaiminami atlikti tai, ko mūsų manymu esame nepajėgus atlikti. Kaip galime išlikti stiprus, kai jaučiamės tokie silpni? Prisiminkime šią Izaijo knygos frazę. Nes aš esu Dievas, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Leiskite pasidalyti mintimis apie paskutinę Izaijo 41:10 eilutės frazę. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Dešinioji ranka dažnai vadinama sandoros ranka. Dėl sandoros ryšio su Kristumi galime būti tikri, kad mūsų gelbėtojas mus palaikys, parems ir pakels. Tai man primena Mato 14 skyriaus pasakojimą apie Jėzaus mokinius, valtyje vidury jūros blaškomus vėjo ir bangų. Petras pamatė Jėzų einantį vandens paviršiumi ir paprašė, kad Jėzus lieptų jam ateiti pas jį. Jėzus prašymą patenkino ir Petras pradėjo eiti vandens paviršiumi link jo. Jam gerai sekėsi, kol jis buvo sutelkęs dėmesį į Jėzų.
Tačiau pastebėjęs audringą vėją, Petras pradėjo skęsti ir šauktis Jėzaus, kad šis jį išgelbėtų. Ir tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį. Tikrai tikiu, kad jis sugriebs ir mus. Kaip galime išmokti pasitikėti Dievu? Prisiminkime šią Izaijo knygos frazę. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Liudiju, kad mūsų dangiškasis tėvas pažįsta ir myli mus. Liudiju, kad Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Jis eina su mumis, stiprina mus ir padeda mums. Galima pasitikėti, kad jis mus palaikys, parems ir iškels, kai prisiminsime savo sandoros ryšį su juo. Žinau, kad šventoji dvasia yra apreiškėja ir atneša mintis į mūsų protus ir jausmus, į mūsų širdis. Žinau, kad vyresnysis bednaris buvo pašauktas Dievo per pranašystę ir paskirtas rankų uždėjimu. Jis yra viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Suzana ir aš esame dėkingi už šią galimybę garbinti ir mokytis kartu su jumis. Mylime jūs. Visame pasaulyje, kad ir kur būtumėte, mes jūs mylime. Nuoširdžiai meldžiamės, kad šventoji dvasia palaimintų kiekvieną mūsų išgirsti tai, ką turime išgirsti, ir suprasti tai, ką turime suprasti, kad galėtume veržtis pirmin su tikėjimu gelbėtoju ir vis didesniu troškimu juo sekti ir jam tarnauti. Esame palaiminti, kad gyvename nuostabiu paskutinio Evangelijos laikotarpiu, netgi laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpiu. Šventieji raštai ir pranešiški pasisakymai padeda mums pažinti ir geriau įvertinti tikrai išskirtinės dienas, kuriomis gyvename. Pranašas Džozefas Smitas paskelbė: Sionės kūrimas tai dalykas, kuris domino Dievo žmonės visais laikais. Tai tema, prie kurios ypač mielai apsistodavo pranašai, kunigai ir karaliai. Jie žvelgia ateitin, džiugiai laukdami laikų, kuriais mes gyvename. Ir įkvėpti dangiško ir džiugaus laukimo jie giedojo, rašė ir pranašavo apie šiuos mūsų laikus, bet mirė taip jų ir neišvydę. Būtent mums lemta matyti, dalyvauti ir padėti įgyvendinti pastarųjų dienų šlovę. Kita proga šis pranašas atskleidė, kad dangaus kunigija susivienė su žemiškąja, kad įgyvendintų tuos didžius tikslus, darbui, apie kurį Dievas ir angelai su pasigėrėjimu svajojo praėjusios kartose, kuris įkvėpė senovės patriarchų ir pranašų sielas, darbui, kuris skirtas atnešti tamsos jėgų žlugimą, žemės atnaujinimą, Dievo šlovę ir žmonijos šeimos išgelbėjimą. Dvasinė pastarųjų dienų reikšmė jau daugelį amžių yra pranašų dėmesio centre. O tas ypatingas laikotarpis, kurio gyvename, dabar yra ir bus kupinas nuostabių dvasinių įvykių. Taigi, svarbus šiandien mums prieinamos pilnatvės aspektas yra nuostabi Dievo išgelbėjimo ir išaukštinimo darbą įgalinusių ir paspartinusių naujovių ir išradimų pažanga. Nuo traukinių iki telegrafo, radijo imtuvų, automobilių, lėktuvų, telefonų, tranzistorių, televizorių, kompiuterių, palydovinių transliacijų, interneto, dirbtinio intelekto ir beveik begalinio sąrašo technologijų ir priemonių, laiminančių mūsų gyvenimą. Visa ši pažanga yra viešpaties darbo spartinimo pastarosiomis dienomis dalis. 1862 metais Brigamas Jangas pareiškė:
Kiekvienas mokslo ir meno atradimas, kuris iš tiesų yra geras ir naudingas žmonijai, buvo duotas tiesioginiu Dievo apreiškimu, nors nedaugelis tai pripažįsta. Tai buvo duota siekiant paruošti kelią galutiniam tiesos triumfui ir žemės išpirkimui iš nuodėmės ir šėtono galybės. Turėtume išnaudoti visus šios didžius atradimus, sukauptą amžių išminti ir perduoti savo vaikams visas naudingas žinias, kad jie būtų pasirengę žengti pirmyn ir efektyviai atlikti savo vaidmenį didžiajame darbe. 1966 metais prezidentas Davidas Makėjus pranašavo, kad stulbinantis moksliniai atradimai leis skelbti Evangeliją visoms giminėms ir liaudėms visomis kalbomis. Taip pat jis sakė, dabartiniai atradimai turi tokį galingą potencialą laiminti ar sunaikinti žmoniją, kad žmogui atitekusi pareiga juos sukontroliuoti yra viena gigantiškiausių žmogaus rankoms patikėtų pareigų. Šis amžius yra kupinas neribotų pavojų, o taip pat ir neapsakomų galimybių. Turėkite omenyje, kad tai buvo 1966 metai. Na, o prieš 15 metų pasaulinėje dvasinėje valandėlėje jauniems suaugusiesiems kalbėjau apie dangiškojo tėvo didįjį laimės planą savo vaikams. Pabrėžiau mūsų fizinių kūnų svarbą tame tėvo plane, kaip Liuciferis vilioja mus menkinti ir netinkamai naudoti savo fizinius kūnus. Ir perspėjau apie galimą žalingą skaitmeninių technologijų poveikį mūsų sielams ir mūsų santykiams su kitais žmonėmis. Pabrėžiau, kad nei skaitmeninės naujovės, nei spartūs pokyčiai savaime nėra nei gėris, nei blogis. Veikiau perspėjau, kad tikrasis iššūkis yra naujovės ir pokyčius suprasti amžinojo laimės plano kontekste. Taip pat pateikiau 2 klausimus, galinčius padėti įvertinti, ar tinkamai naudojamės šiomis technologijomis. Siūlau jums apmąstyti 2 klausimus, kuriuos galite asmeniškai apsvarstyti ir pamaldžiai studijuoti. Klausimas numeris 1. Ar įvairių technologijų ir multimedijos naudojimas padeda ar trukdo jums nuolat bendrauti su šventąja dvasia? Klausimas numeris 2. Ar jūsų laikas naudojimas su įvairiomis technologijomis ir medijomis padidina ar apriboja mano gebėjimą prasmingai gyventi, mylėti ar tarnauti? Mano 2009 metų pasisakymo pavadinimas buvo "Kaip iš tikrųjų yra". Tai buvo tada. Šiandien mano pasisakymas vadinasi "Kaip iš tikrųjų yra 2.0". Tai yra dabar. Mano šiandieninė žinia kyla iš išvadų dvasinės žinios pasakytos šių metų sausį Brighamo Youngo universitete. Jums stengiantis mokytis Jėzaus Kristaus Evangelijos ir atlikti darbą, kurį turite atlikti. Ypač raginu jūs būti išmintingus, naudojantis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis. Tokios naujovės kaip dirbtinis intelektas turi potencialą tiek pirma padėti jums gauti nuostabius palaiminimus, tiek antra sumažinti bei slopinti jūsų moralinę laisvę. Prašau, neleiskite, kad tariamas šiuolaikinių technologijų tikslumas, greitis ir paprastumas suviliotų jūs vengti teisaus darbo, nešančio jūsų gyvenimo palaiminimus, kurių jums reikės. Mano mylimi broliai ir seserys, nėra jokio dvasinio kelio sutrumpinimų ar greitų sprendimų. Dabar dėmesį sutelksiu į 3 dalykus, kuriuos pabrėžiau ankstesnėje citatoje.
dirbtinį intelektą, moralinę laisvę ir teisų darbą. Dirbtinis intelektas, dažnai trumpinamas trumpiniu DI, yra technologija leidžianti kompiuteriams ir aparatams imituoti žmogaus intelektą ir gebėjimą spręsti uždavinius. Pastaraisiais metais dirbtinio intelekto technologijų kūrimas ir taikymas itin sparčiai žengė į priekį ir paveikė beveik visas žmogaus veiklos sritis – mediciną, mokslą, švietimą, architektūrą, statybą, komunikaciją, ekonomiką, prekybą, gamybą ir daugelį kitų. Vis plačiau naudojant dirbtinį intelektą, vis akivaizdesnis tampa. Prisiminkite tą prezidento Makėjaus frazę. Vis akivaizdesni tampa išpranašauti neriboti pavojai ir neapsakomos galimybės. Ši nepaprasta technologija gali padėti plėsti žinias, pagerinti gyvenimo kokybę, palengvinti bendravimą ir ryšį, skatinanti mūsų asmeninį mokymąsi ir augimą, kūrybiškumą ir inovacijas. Bet dirbtinis intelektas taip pat gali užgožti mūsų kaip mylinčio dangiškojo tėvo sūnų ir dukterų tikrąją tapatybę, atitraukti mus nuo amžinųjų tiesų ir teisaus darbo, būtino dvasiniam augimui, skatinti puikybę ir menkinti mūsų priklausomybės nuo Dievo svarbą, iškreipti ar pakeisti gyvą žmonių bendravimą. Kai jie yra mokyti, mano esą išmintingi ir nesiklauso Dievo patarimų, nes nustumia juos šalin, manydami, kad žino patys. Todėl jų išmintis yra kvailybė ir jiems nenaudinga ir jie pražus. Bet būti mokytiems yra gerai, jeigu jie klauso Dievo patarimų. Broliai ir seserys, apsvarstykite tokią pavojingą tikimybę. Dirbtinio intelekto sukurtas draugas, mergina ar vaikinas gali būti kruopščiai sukurtas taip, kad jūs įtrauktų ir sukeltų priklausomybę, tenkindamas įvairius emocinius ir socialinius poreikius. Toks personalizavimas sukuria ryšio ir supratimo jausmą. Todėl bendravimas su tokiais virtualiais draugais tampa labai patrauklus. Šį patrauklumą dar labiau sustiprina jų prieinamumas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir keblumų, kurie dažnai būdingi autentiškiams žmonių santykiams nebuvimas. Nuo svarbių datų prisiminimo iki supratingo bendravimo, šie dirbtinio intelekto draugai užprogramuoti atlikti idealizuotos draugystės vaidmenį. Todėl jie yra ypač patrauklus ir iškreipia žmogiškųjų santykių to, kaip iš tikrųjų yra, suvokimą. Be to, virtualūs draugai specialiai sukurti tam, kad patenkintų asmens emocinius poreikius ir tobulintųsi pagal juos, gali pakenkti iki tol buvusiems saugiems santykiams. Tokie virtualūs santykiai gali tapti nematomų tikrų santykių žudiku, kaip anglies monoksidas. Padirbtas emocinis artumas gali išstumti tikrąjį emocinį artumą, tai, kas sieja du žmonės. Virtualioje draugijoje žmogus gali rasti tokį nusiraminimą ir paguodą, kurie pakirs vyro ir žmonos tarpusavio priklausomybę. O kai kurie žmonės gali pakliūti į šiuos spąstus net nesuvokdami, kad tai yra išskirtinio įsipareigojimo sutuoktiniui pažeidimas, nes virtualus draugas netikras ir nelaikomas kitu asmeniu. Visada prisiminkite, kad dirbtinio intelekto sukurtas draugas yra tik matematinis algoritmas. Jis jūsų nemyli, jam nerūpi. Jis nežino, ar jūs egzistuojate ar ne. Kartoju, tai yra kompiuterinių lygčių rinkinys, kuris su jumis elgiasi kaip su objektu, kurį reikia paveikti, jeigu tik leisitės.
Prašau, neleiskite šiai technologijai suvilioti jūs tapti objektu. Šis pavyzdys yra tik vienas iš milijonų galimų dirbtinio intelekto keliamų pavojų. Nenoriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas iš esmės yra blogis. Taip nėra. Taip pat nesakau, kad neturime naudoti daugelio dirbtinio intelekto galimybių tinkamais būdais, norėdami mokytis, bendrauti, pakylėti žmonės ir praskaidrinti jų gyvenimą, statyti ir stiprinti bažnyčią. Žinoma, kad turime tai daryti. Neturime bijoti dirbtinio intelekto ar bandyti nuo jo slėptis. Tačiau šios nuostabios technologijos priemonės galimybės galime išnaudoti tik tada, jeigu žinome jos keliamus pavojus ir saugosimės jų. Norėdami susigaudyti sudėtingoje dvasingumo ir technologijų sankirtoje, pastarųjų dienų šventieji turėtų nuolankiai ir pamaldžiai nustatyti Evangelijos principus, kuriais galėtų vadovautis, naudodami dirbtinį intelektą ir nuoširdžiai siekti šventosios dvasios bendrystės ir dvasinės apreiškimo dovanos. Kviečiu jūs perskaityti ir išnagrinėti 3 pagrindinius naudojimosi dirbtinio intelektų principus, kuriuos bažnyčia parengė ir išplatino šių metų pradžioje. Šie principai rodo, kaip bažnyčia naudoja dirbtinį intelektą ir yra tvirtas pamatas, kurio remdamiesi galite kurti savo asmeninės apsaugos priemonės nuo netinkamo technologijų naudojimo pavojų. Pirmoje savo, kaip pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidento kalboje per visuotinę konferenciją, prezidentas Russellas Nelsonas pabrėžė asmeninio apreiškimo svarbą mūsų gyvenime. Jis sakė, mūsų gelbėtas ir išpirkėjas Jėzus Kristus nuo dabar iki savo antrojo atėjimo darys kai kuriuos iš savo galingiausių darbų. Matysime stebuklingų požymių, kad Dievas Tėvas ir jo sūnus Jėzus Kristus pirmininkauja šiai bažnyčiai didingai ir šlovingai. Bet ateinančiomis dienomis bus neįmanoma dvasiškai išgyventi be vedančios, nukreipiančios, guodžiančios ir nuolatinės šventosios dvasios įtakos. Už pranašą Dieve tau dėkojame ir šį vakarą dėkojame už prezidento Davido Makėjaus ir prezidento Russello Nelsono perspėjimus. Anksčiau nurodžiau, kad dirbtinis intelektas gali mažinti bei slopinti mūsų moralinę laisvę. Ką reiškia šis teiginys ir kaip toks poveikis gali pasireikšti? Svarbiausi Tėvo didžiojo laimės plano tikslai yra suteikti savo dvasiniams vaikams galimybę gauti fizinį kūną, per žemiškojo gyvenimo patirtį mokytis pažinti, kas gera ir kas pikta, dvasiškai augti ir amžinai tobulėti. Moralinė laisvė yra esminis Dievo plano elementas, siekiant įgyvendinti jo sūnų ir dukterų nemirtingumą ir amžinai gyvenimą. Pats terminas moralinė laisvė yra pamokantis. Žodžio moralinis sinonimai galėtų būti geras, sąžiningas, doras ir garbingas. Žodžio laisvė sinonimai gali būti veikimas, veikla ir darbas. Taigi, moralinę laisvę galima suprasti kaip galimybę ir privilegiją pačiam rinktis ir daryti tai, kas gera, sąžininga, dora ir garbinga. Dievo kūriniai apima ir tai, kas veikia, ir tai, kas veikiama. Svarbu tai, kad moralinė laisvė yra Dievo suteikta galia veikti savo nuožiūrą, kurie įgalina mus Dievo vaikus tapti veikėjais, užuot buvus tik objektais, kurie veikiami. Viešpats Henokui nurodė būtent šį doktrinos momentą. Pažvelk į šiuos savo brolius, jie yra mano rankų dirbinys. Ir tą dieną, kai juos sukūriau, aš daviau jiems pažinimą. Ir Edeno sode aš daviau žmogui valios laisvę. Ir tavo broliams pasakiau ir taip pat duodu įsakymą, kad jie turi mylėti vienas kitą
ir kad pasirinktų mane, savo tėvą. Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad pagrindiniai valios laisvės panaudojimo tikslai yra mylėti vienas kitą ir rinktis Dievą. Atkreipkite dėmesį, kad mums įsakyta, ne tiesiog patarta ar panašiai, bet mums įsakyta naudoti savo valios laisvę tam, kad atsigręžtume į išorę, mylėtume vieni kitus ir rinktumėmės Dievą. Ne veltui gerai pažįstama giesmė vadinasi visada teisingai elgtis rinkis. Moralinė laisvė mums dovanota ne tam, kad darytume, ką tik norime ir kada tik norime. Veikiau pagal tėvo planą mums suteikta moralinė laisvė ieškoti amžinosios tiesos ir veikti vadovaujantis ją. Turėdami galę veikti savo nuožiūrą, turėtume būti uoliai užsiėmę daryti gerą ir daug ką daryti savo laisva valia ir įgyventi daug teisumo. Esminė moralinės laisvės svarba yra pabrėžiama raštų pasakojime apie ikižemiškąją tarybą. Liuciferis sukilo prieš tėvo planą ir reikšminga yra tai, kad jo maištas buvo tiesiogiai nukreiptas į moralinės laisvės principą. Todėl, kadangi tas šėtonas sukilo prieš mane ir siekė sunaikinti žmogaus valios laisvę, aš padariau, kad jis būtų numestas žemyn. Savanaudiškas priešininko planas buvo iš Dievo sūnų ir dukterų atimti dovanotą galimybę tapti savarankiškais veikėjais, galinčiais veikti teisiai. Jis siekia, kad visi dangiškojo tėvo vaikai taptų tik objektais, kuriuos būtų galima veikti. Žemė buvo sukurta kaip vieta, kur dangiškojo tėvo vaikai galėtų būti išmėginti, kad pasimatytų, ar jie darys viską, ką viešpats jų Dievas jiems įsakys. Pats sukūrimo ir mūsų žemiškosios egzistencijos tikslas yra pamatyti, ar jūs ir aš pasirinksime veikti ir veiksime taip, kad taptume tuo, kuo viešpats mums kviečia tapti. Prezidentas Nelsonas sakė, Dievas, mūsų dangiškasis tėvas, nori, kad jūs pasirinktumėte grįžti namo pas jį. Jo amžinosios pažangos planas yra nesudėtingas ir sukurtas gerbent jūsų valią. Broliai seserys, mūsų viltis ir siekis yra celestialinė šlovė drauge su savo šeimomis dangiškojo tėvo ir jo mylimojo sūnaus viešpaties Jėzaus Kristaus akivaizdoje. Dėl šios ir daugelio kitų priežasčių prezidentas Nelsonas yra pakvietęs mus mąstyti celestiališkai. Būkite atsargus, dirbtiniam intelektui būdingas naudojimosi patogumas, tariamas tikslumas ir greitas reagavimas gali sukelti potencialiai viliojančią, priklausomybę keliančią ir slopinančią įtaką mūsų moralinės laisvės panaudojimui. Kadangi dirbtinį intelektą gaubia mokslinės pažangos patikimumas ir pažadai, galime naiviai pasiduoti ir savo brangią moralinę laisvę atiduoti technologijai, kuri te gali mąstyti telestiališkai. Taip elgdamiesi, mes palaipsniui iš tų, kurie veikia, galime pavirsti tik objektais, kuriuos galima veikti. Taip galime nesąmoningai padėti Liuciferiui žemiškajame gyvenime pasiekti tai, ko jis negalėjo pasiekti iki žemiškajame. Tiesa, tai žinojimas, kaip iš tikrųjų yra. Dirbtinis intelektas negali imituoti, mėgdžioti ar pakeisti šventosios dvasios įtakos mūsų gyvenime. Kad ir kokia rafinuota ir puikiai galiausiai taptų dirbtinio intelekto technologija, ji paprasčiausiai niekada negalės liudyti apie tėvą ir sūnų, atskleisti tiesos apie viską, ar pašventinti atgailaujančių ir pakrikštytų. Tiesa tai žinojimas, kaip iš tikrųjų bus. Jei būsime išmintingi, išsaugosime savo moralinę laisvę ir ją panaudosime tam, kad mylėtume Dievą, tarnautume savo broliams bei seserims ir vadovautumėmės šventąja dvasia.
Galėsime tada išvengti klastos ir dvasiškai klestėti šiais sudėtingais ir palaimintais laikais, kuriais gyvename. Dangiškojo tėvo laimės plano supratimas padeda mums suvokti, kad teisus darbas yra būtinas dvasiniai pažangai. Kaip Dievo sūnus ir dukterys, kiekvienas turime dievišką prigimtį ir paskirtį, ir iš jo paveldėjome dvasinius gebėjimus. Mūsų dangiškasis tėvas ir jo mylimas sūnus yra kūrėjai, ir žemiškajame gyvenime kiekvienam iš mūsų jie patikėjo dalelę savo kūrimo galios. Mūsų ypatingas gebėjimas dirbti ir kurti dvasiniu požiūriu yra svarbus būtent todėl, kad jis yra pagrindinis Dievo plane, yra viena iš aukščiausių mūsų dieviškojo potencialo išraiškų. Prezidentas Tomas Monsonas paaiškino, Dievas paliko pasaulį nebaigtą, kad vyrai ir moteris galėtų jame ugdyti savo gebėjimus. Jis paliko elektrą debesyje, naftą žemėje. Jis paliko upes nenutekintas, miškus neišskirstus ir miestus nepastatytus. Dievas suteikė mums žaliavų iššūkį, o negatavų daiktų lengvumą. Jis palieka nenupieštus paveikslus, nesugrotą muziką ir neišspręstus uždavinius, kad mes pažintume kūrimo džiaugsmą ir šlovę. Štai dar viena frazė, kurią prašau įsidėmėti – kūrimo džiaugsmai ir šlovė. Moralinė laisvė, tapimas veikėjų ir teisus darbas yra tarpusavėje susiję ir susieti išties galingai. Panagrinėkime, pavyzdžiui, tikėjimo viešpačiu Jėzumi Kristumi apibrėžimo pateiktą paskaitose apie tikėjimą. Tikėjimas Kristumi yra pirmasis apreikštos religijos principas, viso teismo pagrindas ir visų protingų esybių veikimo principas. Dvasinė tikėjimo Kristumi dovana reiškia, kad mes turime valios laisvę veikti ir sekti juo, gyventi pagal jo mokymus, laikytis jo įsakymų, susisieti su juo sandoromis ir pasitikėti jo pažadais ir ramiai priimti jo valią bei pasirinktą laiką savo gyvenime. Veikti pagal išpirkėjo paskelbtą doktriną ir jo teisingus principus yra būtina, nes tikėjimas be darbų miręs. Paskaitose apie tikėjimą taip pat sužinome, kad tikėjimas yra ne tik veikimo, bet ir galios principas tiek danguje, tiek žemėje. Tikėjimas Kristumi visada veda į teisius veiksmus, kurie didina mūsų dvasinį pajėgumą ir galią. Todėl ištikimi Kristaus mokiniai yra uoliai besidarbuojantys darbininkai, nes juose yra galia, kuria jie gali veikti savo nuožiūrą. Pasišventę mokiniai nuosekliai ir sąmoningai, pagal savo individualius gebėjimus ir aplinkybes, veikia kaip veikėjai savo nuožiūrą, kad nuveiktų ką nors gero, tiek materialiu, tiek dvasiniu savo gyvenimo atžvilgiu, tiek tarnaudami kitiems. Supratimas, jog tikėjimas gelbėtojų yra veikimo ir galios principas, rodo, kad reikia nuolat teisiai dirbti, nes tai yra esminė pasitikėjimo jo išraiška ir mokymosi bei tobulėjimo pagrindas. Dėl šių svarbių priežasčių darbas yra būtinas mūsų dvasiniai pažangai. Prezidentas Ezra Taftas Bensonas mokė, mūsų evangelija yra darbo evangelija, kryptinga, nesavanaudiška ir vykdoma tikros Kristaus meilės dvasioje. Tik taip galime ugdyti savyje dieviškas savybės. Tik taip galime tapti vertais įrankiais viešpaties rankose. Dabar leiskite man jums pasakyti tiesiai šviesiai. Vienas iš didžiausių mano nuogastavimų yra tai, kad dėl pernelyg didelio pasikliovimo dirbtinio intelekto technologijomis tapsime dvasiškai tingus bei paviršutiniški ir neteksime palaiminimų, kurie tampa įmanomi dėl teisaus darbo. Įdomu, kiek sakramento susirinkimo kalbų, sekmadieninės mokyklos, kunigystės ir paramos bendrijos pamokų ateinantį sekmadienį bus parengta dirbtinio intelekto.
Tai reikia skaitmeniniam įrenginiui ištarti paprastą komandą, palaukti kelias sekundės ar minutės ir turėsite tai, ko jums reikia. Bet ar tikrai turite tai, ko jums reikia? Tikrai manau, kad dirbtinis intelektas gali tinkamai padėti rinkti informaciją, kritiškai vertinti mūsų mąstymą, įvertinti mūsų rašymo stilių ir pagreitinti kartojimų paremtą mokymosi eilutė po eilutės ir priesakas po priesako procesą. Tačiau dieviškieji gebėjimai kurti ir dirbti priklauso išskirtinai kiekvienam iš mūsų, Dievo sūnums ir dukterims. Neabejotinai galime sukurti ir pasakyti pasakišką sakramento susirinkimo kalbą, naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Tačiau tikslas yra ne tik sukurti ar pasakyti įspūdingą kalbą. Tikslas yra dirbti ir tapti tuo, kuo Dievas tikisi ir trokšta, kad taptume. Aš asmeniškai nenaudoju šios technologijos savo kalboms, straipsniams ar kitų projektų tekstams rengti. Tai turi būti mano uolios pastangos, mano kūrybinis darbas ir svarbiausia, mano siekis būti atviram šventosios dvasios įkvėpimui. Tačiau šią technologiją naudoju savo darbams kritiškai įvertinti. Pavyzdžiui, baigęs rašyti šį man dabar skaitomą pranešimą, paprašiau dirbtinio intelekto programėlės išanalizuoti ir aprašyti toną šios kalbos skirtos pasauliniai jaunų suaugusiųjų, kurie yra pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristus bažnyčios nariai auditorijai. Štai kokius atsiliepimus gavau. Šios kalbos tonas yra iškilmingas ir pamokantis, nes autorius, remdamasis raštų ištraukomis ir asmeninę patirtimi moko, kaip svarbu atskirti dvasinę tikrovę nuo pasaulio iliuzijų. Kalba teikia vilties ir padrasina, nes autorius kviečia jaunus suaugusiusius siekti apreiškimo ir sekti gelbėtojų pavyzdžių kasdienėme gyvenime. Šią kalbą siekiama įkvėpti klausytojus tikėti ir veikti, bei įspėti juos apie pavojų būti apgautiems šėtono melų. Rendamasis šią recenziją padariau keletą pakeitimų, kurie tikiuosi pagerino visą pranešimą. Patys jį paskui įvertinsite. Taigi, mano mylimi broliai ir seserys, prašau visada prisiminti, neturėtume parduoti savo dvasinės prigimtinės teisės pažinti kūrybos džiaugsmą ir šlovę už technologinį viralą. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Derliaus įstatymas galioja vakar, galioja šiandien ir galios per amžius. Nuolatinis atsivertimas į viešpatį reikalauja kryptingo, nuolatinio ir teisaus darbo. Turime stengtis tapti veikėjais, naudojančiais tikėjimą gelbėtojų ir veikiančiais, ir vengti tapti tik objektais, kurie yra veikiami. Visada atminkite, kad tapimas pasišventusių mokinių reikalauja kryptingo, nuolatinio ir teisaus darbo. Turime stengtis tapti veikėjais, naudojančiais tikėjimą gelbėtojų ir veikiančiais, ir vengti tapti tik objektais, kurie yra veikiami. Asmeninis apreiškimas reikalauja kryptingo, nuolatinio ir teisaus darbo. Turime stengtis tapti veikėjais, naudojančiais tikėjimą gelbėtojų ir veikiančiais, ir vengti tapti tik objektais, kurie yra veikiami. Tinkamas dvasios dovanų siekimas reikalauja kryptingo, nuolatinio ir teisaus darbo. Turime stengtis tapti veikėjais, naudojančiais tikėjimą gelbėtojų ir veikiančiais, ir vengti tapti tik objektais, kurie yra veikiami. Pasakysiu aiškiai, mes neužsitarnaujame Dievo palaiminimu vien tik savo darbais ar dėl jų. Būtent Dievo valia ir pasirinktas laikas lemia, kaip ir kada sulauksime jo švelnių pasigailėjimų.
Tačiau jūsų ir mano dvasinė pareiga yra patiems darbuotis, kurti ir mokytis. Įspėjimo balsas, kurį pakėliau 2009 metais, buvo rimtas, kategoriškas ir primiktinis, nes technologijų pavojai ir galimybės, apie kurias kalbame, dar tik kilo. Taip buvo tada. Šiandien mano įspėjimo balsas yra dar rimtesnis, dar kategoriškesnis ir dar primiktinesnis, nes mūsų aptariami technologijų pavojai ir galimybės nuolat yra visur. Taip yra dabar. Šventoji dvasia liudija tiesą. Jūs ir aš esame atsakingi už tai, kad šventoji dvasia visada galėtų patvirtinti, jog viskas, ką sakome ir kuo dalijamės, tiek forma, tiek turiniu yra teisinga ir autentiška. Kiekvienam iš mūsų pažadėta, kad galime išmokti tinkamai naudoti šiomis technologijomis vadovaujamdamiesi šventosios dvasios gale, teikiamais nurodymais, apsauga ir perspėjimais. Liudiju ir pažadu, kad žinodami, jog kai dėl kiekvienos minties žvelgsime į gelbėtoją ir sieksime šventosios dvasios bendrystės, būsime palaiminti galimybę vaikščioti viešpaties dvasios romume ir jame rasime ramybę. Mes neabejosime, nebijosime ir sužinosime tiesos pilnatvę, netgi tai, kaip yra iš tikrųjų. Liudiju, kad dangiškasis tėvas yra gyvas ir yra didžiojo laimės plano autorius. Liudiju, kad Jėzus Kristus yra tėvo viengimis ir mylimasis sūnus. Liudiju, kad jis prisikėlė, jis yra gyvas. Jis yra mūsų išpirkėjas ir gelbėtojas. Taip pat liudiju, kad esame palaiminti gyventi nuostabiu laikų pilnatvės laikotarpiu. Apie šias tiesas džiugiai liudiju šventuoju viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų brangus dangiškasis tėve, dėkojame tau už šią dieną ir labai dėkojame tau už galimybę išgirsti, išklausyti ir pasimokyti iš vieno iš tavųjų apaštalų. Dėkojame tau už visas šias technologijas, kuriomis esame palaiminti ir prašome tave padėti mums turėti drąsos pasimokyti iš to, ką šiandien išgirdome. Prašome tavęs padėti mums prisijimti atsakomybę už tai, kaip mes naudojamės šiomis technologijomis, kuriomis tu mus esi palaiminęs. Prašome tave padėti mums gebėti savo valią derinti su tavaja ir prašome tave padėti mums prisiminti tai, ką sužinojome iš kalbėtojo ir dvasios ir taip panaudoti savo gyvenime, kad ir toliau būtume veikiančiaisiais pagal tavoją valią. Visą tai sakau tavo mylimojo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.